Sveiki, jeigu jums kas nors pasakys, kuo daugiau uždirbi, tuo labiau apsimoka mažoji bendrija, atimkite iš jos skaičiuotuvą. Nes mažoji bendrija nėra stebuklinga mokesčių skalbimo mašina ir individuali veikla nėra tik vargšams, kurie neužaugo iki įmonės. Šiandien parodysiu kreivę, kuri persiverčia 2 kartus. Iš pradžių laimi individuali veikla, tada ją aplenkia mažoji bendrija. O kai pajamos tampa labai rimtos, individuali veikla vėl išsiveržia į priekį. Taip, visiškai realu būti milijonieriumi su individualio veiklos pažyma ir mokesčių prasme laimėti prieš mažąją bendriją. Bet pirmiausia, susitarkime, ką lyginame, nes internete mažoji bendrija ir individuali veikla dažniausiai lyginamos maždaug taip. Individualiai veiklai suskaičiuojami visi įmanomi mokesčiai, o MB paliekamas tik 15% dividendų pajamų mokestis. Pelno mokestį pamiršome, sodrą pamiršome, apskaitą pamiršome. O pinigai iš mažosios bendrijos sąskaitos kažkokiu stebuklingu būdu jau guli nario kišenėje. Taip matematika neveikia. Mūsų situacija tokia. Lyginame solo paslaugų verslą, kuris beveik neturi realių veiklos sąnaudų. Individuali veikla taiko 30% išlaidų normą be dokumentų. Iki 300 000 eurų pajamų darome prielaidą, kad mažoji bendrija atitinka lengvatos sąlygas, todėl likęs apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 7% pelno mokesčių. Mažoji bendrija turi vieną narį, kuris nori ne tik dividendų, bet ir pilnų 1 metų socialinio draudimo stažo. Todėl 2027 metais MB narys išsiima 16 600 eurų 02 kodų. Kodėl būtent tiek? 2027 metų minimali mėnesinė alga 1245 eurai. Per metus pilnam stažui reikia 14 940 eurų sodros bazės. O kadangi įmokos skaičiuojamos nuo 90% išsiimamos sumos, reikia išsiimti 16 600 eurų. Nuo šios sumos MB nario VSD ir PSD sudarys maždaug 3109 eurus. Toliau dalį pinigų narys gauna pagal civilinę paslaugų sutartį. Skaičiavime naudoju apvalintus 27 000 eurų, maždaug 12 VDU riba, iki kurios šiam atlygiui dar taikomas 15% pajamų mokestis. Ir tik tai, kas lieka, išmokama dividendais. Civilinė sutartis čia yra reali sutartis už vadovavimą, paslaugas ir darbus, ne popierinis pinigų ištraukimo bankomatas. Taip pat neskaičiuoju NPD, papildomo pensijų kaupimo ir buhalterinės apskaitos kainos ir žinome PVM. NPD neskaičiuoju specialiai, nes jo dydis priklauso nuo kitų žmogaus pajamų. Taigi turime švarę mokesčių kreivę. Ir štai prasideda įdomioji dalis. Pirmoji kreivės dalis yra tokia: laimi individuali veikla. Tarkim, metinės pajamos yra 30 000 eurų. Individuali veikla be jokių čekių atima 30% išlaidų, tai yra 9 000 eurų. Apmokestinamasis pelnas lieka 21 000 eurų. Susimokėjus pajamų mokestį, įmoką sodrai, žmogui lieka maždaug 25 125 eurai. O dabar mažoji bendrija. MB narys vis tiek nori pilnų metų stažo. Todėl turime 16 600 eurų 02 kodų ir maždaug 3109 eurų sodros įmokų. Likusią pinigų dalį galima išmokėti pagal civilinę sutartį. Galimas rezultatas žmogui lieka maždaug 22 000 eurų. Pažyma laimi apie 3 000. Kodėl individuali veikla čia taip gražiai atrodo? Todėl, kad jai padeda 30% išlaidų norma. Žmogus realiai gal beveik nepatyrė jokių išlaidų, bet mokesčių apskaičiavimo tikslais 9 000 eurų jau dingo iš apmokestinamojo pelno. Čia yra labai stipri individualios veiklos lengvata. Tuo metu mažojoje bendrijoje pilnas metų stažas turi savo kainą. Todėl esant nedidelėms pajamoms, kurti MB vien tam, kad įmonė rimčiau skamba, mokesčių prasme gali būti brangus hobis. Esant 40 000 eurų pajamų sumai, individualiai veiklai lieka apie 32 200 eurų, MB nariui apie 30 500 eurų. Individuali veikla dar pirmauja maždaug 1700 eurų.
Tačiau skirtumas mažėja, kreivės artėja viena prie kitos. Pirmasis lūžio taškas apie 49 300. Maždaug ties šia riba metinių pajamų abi verslo formos susilygina. Iki šios vietos mokesčių prasme pirmauja individuali veikla, virš jos į priekį pradeda eiti mažoji bendrija. Na, pavyzdžiui, kai pajamos siekia 50 000 eurų, individualios veiklos vykdytojui lieka maždaug 38 608 eurai, o mažosios bendrijos nariui maždaug 38 733 eurai. Mažoji bendrija laimi vos 125 eurais. Taigi ties 50 000 eurų nereikia bėgti steigti MB, taip lyg būtumėte atradę naftos telkinį. 125 eurų skirtumą gali suvalgyti vien buhalterinė apskaita. Bet kreiviai kylant, mažosios bendrijos pranašumas jau didėja. Esant 70 000 eurų pajamų, individuali veikla palieka apie 51 600 eurų, o mažoji bendrija apie 54 540 eurų. Ir čia jau mažoji bendrija pirmauja beveik 3 000. Esant 100 000 eurų pajamų, individuali veikla palieka 73 715 eurų į rankas, mažoji bendrija apie 78 258 eurus. Mažosios bendrijos pranašumas jau siekia maždaug 4,5 tūkstančio. Kodėl dabar jau laimi mažoji bendrija? Pirmiausia, pilno stažo kaina nebeauga. Mes jau išsiėmėme reikalingų 16 600 eurų 02 kodų. Toliau turime civilinės sutarties atlygio dalį su 15% pajamų mokesčiu, o likęs pelnas, jeigu mažoji bendrija atitinka lengvatinio tarifo sąlygas, apmokestinamas 7% pelno mokesčiu ir 15% dividendų pajamų mokesčiu. Todėl šiame kreivės ruože mažoji bendrija jaučiasi labai patogiai. Tačiau individuali veikla dar nepasidavė. Didėjant jos pelnui, VSD ir PSD įmokos auga neamžinai. Joms taikomas 43 VDU lubos. Pagal mūsų skaičiavimo prielaidas individuali veikla šias lubas pasiekia maždaug ties 158 000 eurų metinių pajamų. Nuo šios vietos papildomas uždirbtas euras nebedidina įmokų sodrai. Pajamų mokestis žinoma lieka. Ir dideliems pajamoms jis jau progresinis 20, 25 ir 32%. Bet sodros dalis sustoja. Todėl individualios veiklos kreivė pradeda artėti prie mažosios bendrijos. Vis dėlto iki 300 000 eurų mažoji bendrija dar išsaugo pranašumą. Esant lygiai 300 000 eurų pajamų, individualios veiklos vykdytojui lieka apie 227 300 eurų, mažosios bendrijos nariui apie 237 000 eurų. Mažoji bendrija pirmauja maždaug 9 000 eurų. Atrodytų viskas aišku. Didesniems pajamoms mažoji bendrija. Bet tada ateina vienas papildomas euras. Ir tas euras yra ne euras. Tas euras yra mokesčių granata. Antrasis lūžio taškas – 300 000 eurų riba. Jeigu mažosios bendrijos pajamos neviršyja šios ribos ir jie atitinka visas kitas sąlygas, gali būti taikomas 7% pelno mokesčio tarifas. Tačiau pajamas viršijus įsijungia standartinis 17% pelno mokestis. Ir 17% taikomi ne vien tam papildomam eurui, jie taikomi visam tų metų apmokestinamajam pelnui. Todėl pagal mūsų modelį esant 300 000 eurų pajamų MB nariui lieka apie 237, o esant 300 000 ir vienam eurui jau tik apie 214 688 eurus. Vienas euras kainavo apie 21 670 eurų. Ne todėl, kad valstybė apmokestino 1 eurą 21 000 procentų, o todėl, kad mažoji bendrija prarado teisę visam apmokestinamajam pelnui taikyti 7% tarifą. Tuo tarpu individuali veikla jau seniai pasiekusi sodros lubas, todėl antrasis lūžio taškas yra staigus. Negražus kreivės persikirtimas, o beveik skardis. Viršijus 300 000 eurų ribą individuali veikla vėl išsiveržia į priekį. Ir kuo daugiau pajamų, tuo
tuo jos pranašumas didėja. Esant 500 tūkstančių eurų pajamų individualios veiklos vykdytojui lieka apie 382 486 eurus. Mažosios bendrijos nariui apie 355 787 eurus. Individuali veikla laimi beveik 26 700 eurų. O dabar mano mėgstamiausias skaičius – 1 milijonas eurų metinių pajamų. Taikant mūsų modelį, individualios veiklos vykdytojui po pajamų mokesčio ir įmokų sodrai lieka maždaug 770 486 eurai. Mažosios bendrijos nariui, pritaikius 17 procentų pelno mokestį ir išsimokėjus pinigus mūsų pasirinktų būdu, lieka apie 708 537 eurus. Individuali veikla pirmauja beveik 62 tūkstančiais eurų. Štai jums ir milijonierius su individualios veiklos pažyma. Ką iš tikrųjų parodo ši kreivė? Ji neparodo, kad individuali veikla visada geresnė ir neparodo, kad mažoji bendrija visada blogesnė. Ji parodo, kad sakinys nuo tam tikros sumos būtinai kurk mažąją bendriją yra per bukas realiam gyvenime. Pagal šias konkrečias prielaidas iki maždaug 49 300 eurų pirmauja individuali veikla. Nuo maždaug 49 tūkstančių tų pačių 300 eurų iki 300 tūkstančių eurų pirmauja mažoji bendrija. O viršijus 300 tūkstančių eurų ir praradus 7 procentų pelno mokesčio tarifą į priekį vėl išeina individuali veikla. Bet pakeiskite bent vieną prielaidą ir lūžio taškas pajudės. Jeigu individuali veikla turi daugiau nei 30 procentų realių sąnaudų, jos rezultatas keisis. Jeigu mažoji bendrija neturi teisės į 7 procentų pelno mokestį, jos rezultatas keisis labai smarkiai. Jeigu mažosios bendrijos narys gali pasinaudoti NPD, pirmasis lūžio taškas gali atsirasti anksčiau. Jeigu pridedame buhalterinės apskaitos kainą, mažosios bendrijos lūžio taškas keliasi aukščiau. Jeigu žmogui nereikia pilno metų stažo, mažosios bendrijos rezultatas vėl bus kitoks. Todėl verslo forma renkama ne pagal kaimyno apyvartą ir ne pagal vieną tik tok sakinį. Skaičiuojamos konkretaus žmogaus pajamos, išlaidos, socialinės garantijos, kitos jo pajamos ir tai, kaip jis planuoja pasiimti uždirbtus pinigus. O kai mokesčiai jau suskaičiuoti ir dalis pinigų lieka laisva, svarbu jų nepalikti tiesiog gulėti sąskaitoje. Reikia mokėti juos įdarbinti. Būtent to moko Financial Lithuanians investavimo kursas. Kaip pradėti investuoti? Aiškiai, ramiai ir suprantant, ką darai su savo pinigais. Nuorodą į kursą rasite video aprašyme. Nes mokesčiuose laimi ne mažoji bendrija ir ne individuali veikla. Laimi tas, kuris prieš pasirinkdamas verslo formą pasiima skaičiuotuvą. Iki pasimatymo.